Lotas, Sodoma ir Gomora yra simbolis. Kieno simbolis? Teisingos religijos, kuri sumaišyta su neteisinga religija ir iš dviejų sukurta viena. Iš labai gerų teisingų dalykų ir iš labai baisių dalykų. Tiesa sumaišyta su melu. Dieviški įstatymai, dieviška moralė su amoraliais dalykais. Iš to padaryta sinkretinė viena religija. Gera su bloga sumaišyta ir iš to gaunasi vienas dalykas. Ir tai yra judaizmo simbolis. Lotas, hebrajiškai, uždanga, gaubtas arba paslėptas, reiškia lot. Hebrajiškai. Lotas reiškia sielą, protą, kuriam dar tiesos pilnatvė paslėpta, dar uždengta, jis nemato. Todėl pasirenka tokią religiją, kurio yra, kai kurie labai gerų dalykų jis man, bet yra ir blogį, jis tų blogų nepastebi, kad čia blogį, jis nesupranta. Sodoma ir Gomora taip pat yra simbolis. Sodoma nuo sedom hebrajiško, degantis. O Gomora nuo hebrajiško žodis amora, skendimas. Degimas ir skendimas. Vanduo ir ugnis, du priešingi dalykai, du priešingi procesai. Skęsti vandenį ir sudegti yra visiškai priešingi. Jeigu tu degi, tu negali skęsti. Jeigu tu skęsti, tu negali sudegti tuo metu. Teisingai. Du priešingi, vanduo ir ugnis. Simbolizuoja tą dviejų priešingų pradų vienoje religijų susijungimą. Gero ir blogo. Ir Loto elgesys, pasižiūrėkim, ambivalentiškas, prieštaringas. Iš vienos pusės jisai dorai elgiasi, žiūrėkit, kad jos saugo svečius, angelus, kad jos svečių tenai tie nedori Sodomos gyventų neišprievartautų, viskas tvarkoja. Bet kaip saugo, padarydamas kitą baisybę, dukterius imkit prievartaukit. Iš vienos pusės, matot, ir tas ir toks priešingas elgesys visiškai. Ir nori padaryti gerą darbą, bet jis tą gerą darbą daro blogų darbą. Loto žmona irgi tas pats. Elgesys teisingas, jinai palieka Sodomą išeina, bet kartu jinai žvalgosi atgal. Norėtų grįžti. Virsta druskos stulpu. Loto dukteris irgi daro teisingai. Yra Dievo duotas įsakymas sukurti santuoką. Teisingai. Todėl sukūrė žmogų, vyrą ir moterį, pasakyta, du taps vienu kūnu susijungus. Viskas tvarkoja, sako, mes kaip ir visoje žemėje įprasta, kaip Dievo nustatyta, turim tuoktis, turim šeimą turėti. Nori gerą dalyką, bet padaro per nuodėmingą, per baisų dalyką padaro, per nuodėmę. Tai va, judaizmo tas simbolis. Taigi čia pranašystė apie judaizmą. Judaizmas tai bus pažangiausia religija, bus teisingų dalykų, kaip sakom, Lotas, tai yra Abraomo sūnėnas, artimas žmogus. Tačiau jis sumaišytas bus su melu judaizmas, su amoraliais dalykais. Hebrajiškas žodis, judaizmas, žinot kaip yra. Echadut. Kilęs tas žodis nuo echad. Echad, vienas. Turime omeny, kad judaizmas tai išskirtinė, išimtinė religija, kuri atskirai toli kitas pralenkianti savo išmintim bus. Atskirai nuo visų kitų religijų. Nuo visų kitų sistemų, kultūrų. Žiūrėkit, už tai Belamas pranašauja skaičių 23:9, pažiūrėkime apie judaizmą. Aš matau juos, reiškia Izraelį, nuo alų viršūnių juos žiūri nuo kalnų. Ta tauta gyvena atskirai ir neprisideda prie kitų tautų. Išskirtiniai. Aišku, kai kurie judaistai suprantama, tai sako, mes turim išskirtiniai būti. Aha, jeigu visi velkasi taip, kaip dabar rengiasi žmonės ir raunasi, tai mes apsivilksim taip, tokį pingvino kostiumą pasidarysim ir skrybelę tokią, baltos kojinytės, kelnes tas ir einame, mes kitaip, mes neprisidedam prie kitų tautų. Toks supratimas, aišku, čia suprimityvinas, čia kalba apie dvasinį pažinimą lygį, tas pažinimas, tą, kad tu sąmonės turinį savo turi, tai išskiria tave, tai va, tas dalykas, čia šitas turi, o ne pingvino kostiumas ir teisai. Echadut gematrija 425. Dabar imkim žodis Sodoma ir Gomora. Sodom ve Gomora gematrija irgi 425. Judaizmas, bet kartu tai yra Sodoma ir Gomora. Judaizmas, Dievo Echadut, išskirtinė religija. Kartu tai yra Sodoma ir Gomora, yra baisių dalykų yra. Ypač ortodoksiniam judaizme šlikščių dalykų yra. Beje, kad judaizmas su Sodoma ir Gomora siejamas, tai ne tik tai iš Kabalos matom. Tiesiog atvirai Tora susiejo su Sodoma ir Gomora. Atvirų tekstų, patvirtinimai, ką aš pasakiau iš Kabalos, parodysim tekstą. Žiūrėkit, pagal įstatymą 32:32. Kalba apie juos, apie žydus. Tikrai jų vynmedis yra iš Sodomos ir Gomoros laukų, jų vynogis ir nuodingas, jų vynogių kekės karčios, jų vynas libinų rangių nuodai. Čia apie žydus kalba, jeigu kontekstą paskaitysim. Tikrai jų vynmedis yra iš Sodomos ir Gomoros laukų. Vynmedis Dievo sodintas, taip, aš tave pasodinau kaip taurų vynmedį, bet kur pasodinau? Sodomo žemėje. Matot, tas judaizmo ambivalentiškumas. Sodoma simbolizuota jų nukrypimą, bet to Sodoma ir Gomora su homoseksualizmu, matot, kaip siejasi, čia ir torai. Žiūrėk, judaizme reformistė, viena dalis to homoseksualizmo nelaiko nuodėmė,
ir kitą laiko nuodėmę. Tai va, iš ko susidėjo reformistinis judaizmas ir tas. Bet juk tai išpranašauta Loto pavyzdį viskas yra. Pažiūrėkim, kad ir Ezechielio 16 skyrių. Kem 8, 55 ir 56 eilutės. Jūs pamatysit, kad Sodomą vadino Izraelio sesuo. Kaip aš gyvas, sako Viešpats, čia žydam kalba. Dievas, tavo sesuo Sodoma su savo dukterimis nesielgia taip, kaip tu ir tavo dukteris. Tavo sesuo Sodoma. Matot? Sodoma yra sesuo, pavadinė. Lygina Izraelį su Sodoma visų. Pažiūrėkit, kem 9 eilutė. Tavo sesers Sodomas ir jos dukterų nusikaltimas buvo išdidumas perteikti. Vėl tavo sesers Sodomos. Sodoma yra. Pažiūrėkim 55 eilutė. Tavo seserys Sodoma ir jos dukteris bei Samarijos dukteris sugrįš į savo seną būklę, tada tu ir tavo dukteris sugrįš į savo seną būklę, sako žinom. Sesuo Sodoma. Su dukterims. Taip, 56 eilutė tam pačiam skyriui. Tavo sesuo Sodomas vardo neminėdamas savo žydumo metu. Tavo sesers Sodomas. Sodomas sesuo. Žiūrėkit, Amoso 4.11 vėl kaip siejamas Izraelis su Sodoma. Aš naikinau jūs kaip Sodoma ir Gomora. Žydams sako, aš naikinau jūs kaip Sodoma ir Gomora. Vis sieja su Sodoma ir Gomora. Tai va, ta gematrija neatsitiktinai. Judaizmo ir žydų tautos protėvis Jokūbas, taip? Kuo jisai ypatingas? O jis turi vieną sveiką koją ir kitą sužalotą šlubą. Su sveika ir su sužalota koja. Jis buvo Jokūbas. Pažiūrėkit, pradžios 32 skyrių, nuo 24 eilutės. Jokūbas pasiliko vienas, ten jis grūmėsi su vienu vyru iki aušros, matydamas, kad neįstengėjo įveikti. Tas vyras smogė Jokūbui į šlaunį ir išnarino Jokūbo šlaunies sąnarį, išsuko kulšį. Tada tas vyras tarė, paleisk mane, nes jau aušta. Jokūbas atsakė, nepaleisiu tavęs ir manęs nepalaiminsi. Tas klausė, kuo tu vardu, jis atsakė Jokūbas. Tai jis tarė, tu nebebūsi vieniems Jokūbui, bet Izraeliui, nes tu kovoji su Dievu, su žmonėmis ir nugalėjai. Jokūbas paklausė, pasakyk man savo vardą, bet tas atsakė, kam klausi mano vardą, ir ten jis jį palaimino. Jokūbas pavadino tą vietą Penueliu, aš regėjau Dievo veidas į veidą ir išlikau gyvas, kai jis perėjo Penuelį, patikė savo, jis šlubavo viena koja šluba liko išsukta, taip? Todėl iki šios dienos Izraelio vaikai nevalgo šlaunies raumenų, nes Jokūbo šlaunis buvo sužeista. Taigi viena sveika, viena šlaunė. Tai judaizmo simbolis, žydų religijos simbolis. Viena sveika, gera koja, viskas rodo teisingų kelių, kita šluba.